Kas yra tos ribos mums? Na, bet kas tos ribos yra jums? Kas yra man? Tau? Ir kaip tai įtakoja, ne, mūsų gyvenimą, mūsų pasirinkimus, mūsų galimybes, mūsų suvokimą. Galų gale, jeigu tai kalbant apie meditacijoje patiriamas ribas kažkokias, vėlgi, kas tai įtakoja, kaip tai vyksta. Gal reikėtų pasižiūrėti, kaip žmogus įpratęs save suvokti, ne? Nes viskas, ką mes suvokiame, tarsi yra apribota. Kūnas tarsi mus apriboja, ne? Jeigu imant iš žemiškos pozicijos. Tai, ką patiriame, tarsi matome kažkokias ribas, galimybės iš tikrųjų yra gal ir neribotos, tačiau mus išmokino taip, kad jos turi tam tikras ribas. Ar teko kada patirti tą jausmą, kad nėra jokių ribų, kad realiai tos galimybės, kurias mes galvojam, kad yra ribotos, jos nėra ribotos, nes tas ribas mes patys savo susikuriame savo viduje. Tai vat kaip patirti save be tų ribų, be apribojimų, be tarsi kažkokių taisyklių, į kurias mes bandome save įtalpinti, atitikti. Bet aišku, tame yra tam tikros ribos, yra sąlygos, gal labiau ne tai, kad ribos. Tokiam patyrimui be ribų reikalingas atsivėrimas, reikalingas tyrumas, jūsų tyrumas. Nes jeigu, neribosim savęs, būdami iš tam tikros netyros būsenos, tai galime prikurti labai tokių įdomių dalykų, kurių paskui gailėsimės. Tai vat, jeigu kuriam iš to tyrumo, iš būsenos, tuomet suklyst negalima. Tai apie ką tas tyrumas? Apie tą įsiklausimą į save. Ką mes norime patirti iš tikrųjų? Kas mums yra svarbu? Kur mums keliauti, ne? Ir kaip dažnai mes neleidžiame savo to daryti. Taip pat meditacijų metu gali būti irgi tam tikri ribojimai savęs suvokimuose ir patyrimuose, net ir tarsi tos informacijos, kuri galėtų ateiti ir kuri eina praktiškai per kiekvieną išgirdimas, paėmimas ir suvokimas, ar tai vaizdiniais kiti mato, ar dar kažkaip tai, ar tai tos intuicijos, patikėjimas, kad tai tikra. Tai vat visi tie dalykai žemiškoje dalyje, kiek mes ribojam save, apribojam veiklose, apribojame tame, ką mes norim patirti, apribojam, tarsi nepatikim, kad gausa yra, jinai tiesiog yra gausa, apribojam būsenose galų gale, mes būsenas renkamės tik tai tas, kurias gerai pažįstam, ir net jei kitą kartą žmogus renkasi būseną tokią nemalonę ir sunkią, vien dėl to, kad ją labai gerai pažįsta. Nepagalvodamas ir gal net nežinodamas, kad gali rinktis visai kitaip, kad galima išeiti iš tos būsenos, kad tai yra
žmogaus pasirinkimas, ne? Tai daug, daug visokių ribų ir galimybių jas praplėsti. Dabar tas beribiškumas labai juntamas subtiliame plane, lengviau gal, tačiau labai įdomu, kad meditacijų metu išjautus tą, tarkim, vienu klausimu ar kitu klausimu tą beribiškumą, tai tarsi įeina į jūsų sistemas energetiškai ir tai jau keičia jumise kažką. Keičia supratimą, suvokimą, keičia jūsų požiūrį. Ir tokiu būdu praplėsdamas ribas. Labai įdomiai pastebėjau šiandieną, kad kai mes praplečiame ribas, praplečiame tam tikrose savo ribose, tarsi atsiranda naujos ribos. Ir va čia vat labai įdomus momentas, kad galbūt tos naujos ribos, kurias mes matome, bet ateiname patyrinėti, ane, jau išėję iš tų senųjų savo ribų, jos mums yra įdomios. Ir mes pabūname toje erdvėje, patiriame tai savimi, ane, patyrinėjame ir išplečiame, tai, na, savimi patyrinėjame, o tuomet jau kai viskas yra patirta, tuomet galime keliauti toliau, vėl plėsti tas pažinimo, savo patyrimo ribas, ar suvokimo, nesvarbu, kokios tai būtų ribos. Ir vėl tada, kai tas impulsas atsiranda praplėsti, sužinoti, tuomet atsiranda galimybės tai padaryti, mes vėl išeinam į patyrimą, tarsi atsiveria naujos galimybės, nauji keliai, naujos patirtys ir tuomet vėl mes atsiduriame tarsi naujame sluoksnyje, kurį galime patyrinėti, kuris mums įdomus, nes naujas, kur, žinot, koks jausmas būna tuomet, kai atsiveria kažkas naujo, kas mums labai patinka. Tame yra tiek džiaugsmo, tiek susidomėjimo, entuziazmo, tiek noro patirti. Tai vat tie pojūčiai vis atsiverinėja. Ir jūs einate vat tokiais žingsniais, vis einate į naują patyrimą. Ir kiekvieną kartą tas naujas atsiverimas, ane, naujas tarsi išėjimas už ribų, ten, kur jūs norėtumėt, ten, kur jūs traukia, sukuria tokį energijos kažkokį, paduoda tarsi energijos kažkokį srautą, su kuriuo jūs veikiate, su kuriuo patiriate, ir tai visiškai keičia jūsų gyvenimo kokybę, būseną jūsų ir taip keičia gyvenimo kokybę. Tai vat toks keliavimas per gyvenimą, šiaip labai įdomus taip pat apie tą gyvenimą suvokimas atėjo. Toks keliavimas per gyvenimą yra ir prasmingas, ir įdomus, ir na, prasmingas, sakyčiau, išnaudojimas to gyvenimo laiko jūsų per savęs plėtimą, ne, savo galimybių plėtimą, per augimą tokiu būdu, o ne tiesiog užsibuvimą tose jūsų ribose, kuriuose jums nepatogiai patogu. Arba nuobodžiai patogu, ane? Arba net ir gali būti ir blogai, tačiau jūs vis tiek, jums tai yra įprasta ir dėl to patogu. Šiaip
vat ėjo man tas suvokimas apie, mm, kad gyvenimas yra dovana, ne? Ir dovana iš tikrųjų, ir man tas suvokimas ėjo dar tada, kai aš neėjau sąmoningumo keliu ir nesidomėjau šitais visais dalykais. Tiesiog man na, kartas nuo karto ta mintis, tiesiog aš net užsirašius buvau keletą kartų ir ne vieną kartą, kad gyvenimas dovana, gyvenimas dovana. Ir galvoju, jeigu tas gyvenimas mums, vat, ta galimybė patirti save, būnant žmogumi, su tokiomis galimybėmis aukti, su tokiamis pojūčių visokiomis galimybėmis, ane, patirti per įvairius pojūčius save, na, tai ir lietimas, ir nežinau, regėjimas, klausa, skoniai, na, dar visokie pojūčiai, būsenos, žodžiu, visaip tu gali, mąstymas, kas čia dar galėtų būti. Galų gale tu gali patirti save ir per meditacijas išeiti ir patirti kaip sąmonę, ane, ir suvokti. Ir tai vėlgi įneša kažkokį naujumą į pojūčius, į tavo gyvenimo patyrimą, ne, ir kitokį požiūrį. Tai, žodžiu, tiek yra galimybių būnant žmogumi, save patirti, užaugti, suvokti, bet ir tas, na, tas pačiupinėti galų gale tą gyvenimą, paragauti, tiesiog būti jame, ne, tiesiog būti, bet tiesiog neužsibūti tame viename kažkokiame taške, bet patirti iš įvairių pozicijų, plačiai, drąsiai, atsivėrus, einant ten, kur tave traukia, ne, kur, nu, tavo vidus tave kviečia, tik išgirsti tai. Va, čia tai tikrai yra dovana, kai tu pradedi girdėti save ir po truputį atverinėti, skanauti tą gyvenimą, ne, atverinėti tą gyvenimą visais savo pojūčiais, vaina šiurpuliukai. Ir tuomet atsiskleidžia tas, na, visas to gyvenimo grožis, tuomet tu suvoki, kokia tai yra dovana, na, begaliniai didelė dovana, galimybė patirti save per materijoje. Ir labai svarbu ne tik patirti, ne tik išbūti tą gyvenimo laiką, ne, kažkaip susitvarkyti buitį ir tuos dalykus, tačiau patirti plačiaja prasme. Išeiti už tų ribų ir patirti visas galimybes. Visas galimybes, kurių mes net neišnaudojame dažniausiai, nespėjame išnaudoti. Ir atverti. O ateidami mes turime, na, potencialą tai padaryti. Ateidami į žemę, ne, gimdami. Ir vau, kai tu suvoki, kad tu gali patirti save taip plačiai, taip giliai, ir be baimės kažkokios, tiesiog atsiverti gyvenimui, kad jis tau parodytų, kad jis, na, tau suteiktų tą kūrybos džiaugsmą, ne? Tarsi, juk tu irgi dalyvauji tame procese. Ir netgi labai, nes tu renkiesi, ne, ką tau patirti,
kokias mintis galvoti, kuria kryptim judėti. Gali judėti arba nejudėti, ne, tą kryptim. Gali įsiklausyti į savo vidų arba neįsiklausyti. Tai tavo pasirinkimas. Bet kai tu suvoki, kad, na, kiek, na, gali atsiverti, tik reikia leisti tam įvykti, na, tuomet tu pajauti tą didingumą, tą grožį viso šio proceso ir aplamai gyvenimo. Tai vat, na šitą norėjau papasakoti. Nežinau, ar viską pavyko perteikti. Ne viską pasakiau, ką norėjau tikrai. Tačiau, nes mintis kažkaip nuplaukia. Tačiau, na, didelę dalį tikrai pasakiau, gal esmę. O kitus dalykus atverinėsim, prisiliesim prie jų jau projekte. Labai, tarp kitko, įdomiai suvedė mus su Aurelija gyvenimas ir mes darome šį projektą Ribų praplėtimas, kuris jau prasidės ketvirtadienį, tad labai kviesčiau aš į jį jums ateiti ir patirti save kitaip. Visų pirma, meditacijos metu, kas neabejotinai pakeis jūsų ir gyvenimo suvokimą. Tai nėra tikslo kažko jums neleisti, uždrausti, priešingai tai yra, kad jūs labiau atsivertumėt tam gyvenimui. Nereikia nieko keisti, tiesiog priimti save ir atsiverti, pasiimti tas galimybės išmoktumėt. Tai kursas apie tai. Ir aišku, mes darysim tai per meditacijas, tai keis ir jūsų energetika, keisis ir per tai keisis ir jūsų galimybės. Tačiau tai nebus, kad jūs ten turite kažką išmokti, padaryti. Tiesiog tai vyks natūraliai. Ir nepabaigiau apie Aureliją ir tą kursą su Aurelija. Na, vat suvedė labai įdomiai su Aurelija mus ir mes kažkaip suvedė į šitą, kad turime padaryti šitą kursą. Ir labai, na, vat, aš labai įdomu iš tikrųjų, nes manau, tai, ką gali duoti Aurelija ir tai, ką aš, tai, na, kas ateitų per Aureliją, ne, ir per mane, na, tai tik papildytų jūsų tą patyrimų galimybes. Tai tik sustiprina ir daro tarsi dar turtingesnį šį projektą. Tarsi įneša daugiau jėgos ir ne tik jėgos, bet ir, na, kažkokių naujų atspalvių. Tad pasinaudokite iš tikrųjų progą, prisijunkite. Dar, kaip ir sakiau, bus atvira, nežinau, ar sakiau iš tikrųjų, atviras pasijungimas maždaug porą savaičių, nes įrašai bus daromi ir talpinami grupėje. Jeigu prisijungsite truputį vėliau, vis tiek rasite įrašus ir niekur jūs nepavėlavote, tačiau, na, galimybė ne kiekvieną dieną tokia pasitaiko. Ir tikrai nežinau, ar darysiu dar kada panašų projektą. Tad kaip ir kitus projektus, kurie šiuo metu ateina pas mane, per mane,
ir kurie kiti taip pat vyks su kitais žmonėmis. Tai, na, kviečiu pasižiūrėti, pasitikrinti, ar jūs norite patirti save kitaip, ar norite išplėsti tas savo galimybes, pajausti tą laisvės pojūtį, išsiplėtimo, ribų nebuvimo pojūtį ir parnešti tai į savo gyvenimus. Tai tiek. Parašykit man žinutę, jeigu norėsite prisijungti. Ir iki greito, iki kitų susitikimų.